Na ir jisai kainuoja. Wow. Tai ir šita neveikia. Šitas grilius jau matau dėl ko grąžintas. Ir jau... Kažkokį palauk. Hebra. Klimpau. Nusipirkau paletę. Žinot, kai moteris eina į lapatynus. Lapatynai smagu dėl azarto, aš manau. Randi ką gero, nuo azartas. Tai čia toks vyriškas ekvivalentas. Tai užsisakiau paletę, naudotos, grąžintos įrangas. Čia pagrindė viskas namams. Griliai visokie ir taip toliau. Fenai, kavos aparatai. Tai ką gausiu, nežinojau. O kol aš čia viską susinešiau, visai nieko aš čia ir gavau. Žodžiu, su šito video darom eksperimentą. Už šitą paletę aš sumokėjau 260 €. Tai čia jau su PVM ir su siuntimu. Eksperimentas bus toks. Tai du klausimai. Vienas, ar pavyks mums atgauti tuos 260 €? Antras, ar pavyks iš to uždirbti? Na ir trečias, kokia vertė šitoj paletėje yra, jeigu visi šie daiktai būtų nauji? Šie daiktai nėra nauji, šiaip turėtų būti ir naujų, bet pagrindė grąžinti. Yra ir defektuotų. Pagal pardavėją paletėje turėtų būti apie 70% veikiančios technikos. Ar pradedam nuo smulkmenų, ar pradedam nuo dramblio kambarį? Gal nuo dramblio, o gal nuo stalo atsilaisvinimo? Opa! Turim stalą, kad galėtume atsilaisvinti. Žodžiu, turim visokių pakuočių ir pažeistų ir... Pakuotės pažeistas. Yra ir be pakuočių daug. Lemba, man reikės vandens. Pradedam nuo to, kas nereikalauja vandens. Tai kavos aparatus stumiu į šoną. Hebra, kepsim pizzą. Bam! Aš jau ją atidaręs buvau, kaip atrodo, pasižiūrėjau, naudota, ok, defektų nematau. Tai gerai. Bandom. Bam. Lemputė dega. Ai, taimeris, ne, taimerio nereikia. Termostatas veikia. Ir ar šildo? Šildo. Šildo. Ok. Tai va, turim pirmą veikiantį aparatą. Tai Hebra, gal pizzą išsikepam? Gerai, vienas patrauktas. Toliau. Kadangi pats turiu vaikų, žinau, kas čia. Ir pažiūrim, šyla, nešyla. Yra, matosi, naudojimo žymių. Iš išorės jisai tvarkingas. Ir šyla. Gerai. Antras aparatas šyla. Gal to nereikėjo daryti. Tai šitą dedu tada prie veikiančių. Gerai, trečias aparatas. Irgi pieno šildytuvas. Atrodo gana panašiai. Tik brandas kitoks kažkoks, tai jau nežinomas. Na ir pabandom. Bam. Lemputė veikia. Šildymo režimas įjungtas. Na, šitas žymiai švaresnis. Atrodo net nenaudotas. Šitą paliekam pašilti. Šiaip gavom nemažai fenų, garbanotuvų, tiesintuvų visokių. Na, šyla. Gerai, šitas veikia. Bam, bam. Ai, visai pamiršau. Reikia paskaičiuoti, kiek viskas kainuoja. Tai šitas picos grilius, naujas, kainuoja nuo 110 iki 140, o naudotas kainuoja nuo 60 iki 90 €. Šis pieno šildytuvas, naujas jisai kainuoja nuo 35 iki 50 €, o naudotas kainuoja nuo 15 iki 30 €. Šitas pieno šildytuvas, naujas nuo 20 iki 30 €, o naudoto neparašė. Tai aš galvoju, kol kas atsikratykim smulkios technikos. Pavyzdžiui, dabar nemažai bus tiesintuvų, garbanotuvų, fenų. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12. Dar tokį radom, bet manau jisai bus bevertis. Tačiau aš įtariu, kad jisai veikiantis. Šitam priekiui greičiausiai, kad reikia baterijų, kurių... tuoj. Teko iš tavo pultelio pavogti, bet... nu visai nieko. O bet tačiau, taip įsivaizduoju, kad grąžinimas buvo dėl šito mygtuko. Ištraukiam. Jis toks guminis.
Viskas. Jei atvirai, tai aš nesitikiu šitą parduoti. Labai abejoju, ar bus didelė paklausa tokiam daiktui, bet nu gal. Va. Pačiam pravers. Gerai, tai bandom. Fenas numeris 1. Garbanotuvas fenas. Ir veikia, ir šildo. Tiesintuvas. Tiesintuvas Philips. Bandom. Bam. Ir. Žodžiu, manau, radom gedimą. Kažkas tai laidynė. O ir matas. Laidas pažeistas. Tai šitą dedu į taisymo krūvą. Kol kas pirmas daiktas taisymo krūvoj. Toliau Babyliss tiesintuvas. Čia matau mygtukai. Opa! Ką jis turėtų šilt dabar? Šyla. Garsų neskleidžia. Veikia. 4. Garbanotuvas. Kol tas šyla, bandom dar vieną. Čia matomai kažkoks įdomesnis. Šitas šyla. Nežinau, 2 eurai. Šitas. Neveikia. Kažkokį palauk. Kažkas smirda. What? Visas tas karštas. Nuėmiau tą. Čia viduje yra šildymo tenai, kurie veikia, tačiau neveikia motoras. Ir greičiausiai, jisai turi pūsti. Šiaip man nelabai ir įdomu tokie dalykai, bet nu gerai. Tas visai nieko atrodo. Dėžutė tokia, šiaip savo, bet iš išvaizdos galimai galbūt kainuojantis kažką tai. Atrodo gana naujas. Attachmentas kažkoks. Kitas. Veikia. Ir veikia, ir šildo. Veikia. O gal ir nebe. Gerai, tai šitas dar yra kažkoks tai Bjorn, kuris atrodo visai irgi gana kokybiškas. Bet aš greitai praeisiu pro šituos ir judėsim toliau prie įdomesnių. Čia dar tokį feną radau, tai toksai... Kažkia pirštinė. Šitas kainuoja naujas 18,28 eurus, naudotas 7,12. Tas tai toks fuflekas. Šitas fuflekas kainuoja nuo 25 iki 40 eurų, o naudotas 10-20 eurų. Tas Babyliss veikiantis ir jis naujas kainuoja 7 eurų, naudotas 25-40 eurų. Bet kodėl tas Babyliss tiek daug kainuoja? Gal jis koks multifunkcinis? Čia irgi Babyliss. Nu, atrodo, nenaudotas. Šitas Babyliss naujas 35-60 eurų, o naudoto nerašo. Nu ir tas toksai. Aš į galą už pitaką parduosiu, bet čia toksai brandas, ne brandas, žodžiu. Kadangi brando lipduko jokio nėra, tai kaip unbrandinta. Naujas imkim 10-25 eurai, naudotas 5-10 eurų. Šitas neveikiantis, bet galbūt jį paversim veikiančiu. Ir jis naujas kainuoja 12-18 eurų, o naudotas 5-10 eurų. Tai gal pavyks pataisyti, bet gal ir ne, tai whatever. Šitas Bjorn, šiaip jisai atrodo solidus ir rankoje gerai jaučias, bet neveikia. Gerai, 30-45 eurai naujas. Naudoto neaišku. Šitas kainuoja, naujas 35-55 eurai, o naudotas kainuoja 15-30 eurų. Šitas 40-60 eurų naujas, naudotas 18-35 eurai. Šitas bičas irgi Remingtonas. Už full set rašo 50-70 eurų, naudotas irgi full setas 35 eurai, naudotas su vienu brašu, kaip tą ir turim, tai kainuoja 20-35 eurai. Šitas visai bairis. Tai šitas kainuoja, jeigu naujas, 10-15 eurų, naudotas 4-8 eurai. Tai pataisysim, jeigu ne, tai ne. Šitas kažkokį turi keistą, kaip
baterijos, kaip, nežinau, kažkoks keistas kvapas. Galbūt elektronika laidai, kur viduje trumpino tai. Ir jisai kainuoja naujas 60-90 eurų, o naudotas 30-55 eurus. Neblogai. Gerai. Toliau. Turim tokį Grilinskį. Aišku, jis greičiausiai toksai generic brandas, bet, grilis yra grilis. Ir šitas grilis jau matau, dėl ko grąžintas. Ir jau... Patikėt. O jeigu iš tikrųjų, tai jau šitas grilius matau, dėl ko grąžintas. Ir faina, kad jisai nenaudotas. Vienas varžtelis tiesiog atsisuko. Ir jeigu jis yra veikiantis, tai aš tada džiaugsiuosi. Šitas užsideda čia. Viskas. Ir... Bam. Lemputė dega. Ir rankutė dega. Tai šitas Grilinskis naujas kainuoja... 20 iki 30 eurų. Naudotas 10-18 eurų. Čia aišku viskas, čia GPT kainom, tai žinot. Gerai toks. Jis toksai truputį lipnokas, matosi naudotas. Įtariu, čia galbūt lemputė turėtų būti, bet nedega ir rankutė nedega. Žodžiu, šitas greičiausiai keliaus į... Aš tokią naudotą greičiausiai ir nebūčiau pardavęs. Šitas bičas kliba, tai galbūt dėl to buvo grąžintas, arba galimai dėl to, kad jo rankena tokia palūžus. Supratau, kodėl jis kliba. Kadangi čia matau skylutę visokiems skysčiams nubėgti, tai dėsim paduką į tą pusę, kad visas skystis bėgtų į tą pusę. Ar jis veikia? Lemputė veikia ir ar ranka dega, ar ne? Dega. Super. Reikės pataisyti štai šitą dalyką ir šitą. Turim kavos aparatą. Tačiau, nors gal tas ir visai nieko. Tada! Žinokit, aš nenustepčiau, jeigu šitas aparatas yra visiškai naujas ir visiškai veikiantis ir tiesiog jo nepavyko parduoti dėl pažeistos pakuotės. Supakavimas buvo naujas. Lipdukai ant vandens tanko. Kavos neužuodžiu. Virduliukas naujas, neišpakuotas. Na, šitas tik tai išpakuotas, bet... Man patinka. Man patinka dar labiau. Ne, palauk. Ne. Ne. Žodžiu, veikia. Aš jo ir netestuosiu, manau, aš jį pakuoju atgal ir žiūrim gal kiek kainuoja jisai, ne? Aš jo nenoriu testuoti, nes aš noriu jį parduoti kaip visiškai naują. O jeigu neparsiduos, kad ir kavos negeriu, aš manau, aš jį pasiliksiu savo. Na, pakuotė tai tokia, jo, kaip knyga. Čia aš kaip suprantu, jisai yra, jo, bin container capacity. Čia reiškia dedasi netgi nemaltos pupelės. Tai visai cool. Nereikia nei pupelių grandiklio to, kaip jisai ten mikseris tas. Naujas 80-120 eurų. Aš įtariu, kad jau paletė atsipirko, ne? O dar... O dar kiek yra viską. Gerai, toliau. Nu, ir kaip ir pakuotę turim vėl, beveik. Bet jau galima pavartyti, galima ištraukti. Jau parduosim kaip be pakuotės pažeidimą. Arba neparduosim. Tegu ir neperka, aš nieko prieš. Šito aš nieko prieš. Šitos pasiliksim kaip desertą. Tai jisai su plėveliam. Ai, bet jis naudotas. Kažkas kavytę padarė prieš kokį pusmetį, metus gal. Ir nebeišpylė. Ir supakavo. Bet šiaip tokie vat kavos aparatai man nepatinka. Yra dar vienas toks irgi. Žodžiu, turim du tokius kavos aparatus, kurie yra identiško veikimo tipo. Man jie nepatinka. Aš labai senai irgi turėjau tokį kavos aparatą. Ne būtent tokį, bet identiško veikimo principą. Bet tu gali pasidaryti kavą paprastai. Aš apskritai nemėgstu kavos aparatų, bet čia jau call me old school. Aš garantuoju, arba vienas, arba kitas yra kiauras.
Ir šitas veikia. Irgi kava. Pažiūrim, kiek kainuoja. Už pitaką jį pardavęs būčiau laimingas. Naujas 35 eurai. Sakau, pitaką. Klijuosim pitaką, paims, būsiu laimingas. Ir dar vienas. Naujas. Kainuoja 45-65 eurai. Naudotas pilnai veikiantis Good Shape 20-35 eurai. Ir tada used, needs cleaning or cosmetic wear. Tai 10-20 eurų. Nu, sakau, pitaką gavęs, aš džiaugsiuos. Gerai. Tai kiek turim kavos aparatų? 1, 2, 3. Klausykitės. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nežinau, čia ko tikėtis. Čia spėjau nuo šito tokie. Gerai, tai šitas šviečia. Ir... Stop. Žodžiu, veikia. Gerai. Tai šito kainelė būtų... Jisai toksai kažkaip keistai atrodo, kaip iš kokio laivo būtų, iš submarino. Žodžiu, jisai naujas kainuoja 65-75 tipo eurai, o naudotas fully working and clean 35 eurai. Toliau turim tokį, truputį tokį, kažkokį. Veikia? Žodžiu, mirksi jisai. Spėju, kad jisai mirksi, nes tikriausiai vandens prašo. Gerai, reikia vandens. Žodžiu, tai atsinešiau puoduką, bet pamiršau vandenį. Nu ir žiūrim, ką turim. Tai jisai nebemirksi. Kažkas vyksta. Atrodo, verda. Lemputė mirksi. O, nustoja. Na ir matau, čia yra 2 išbėgimo vietos, tai greičiausiai galima vieną ir šalia kitą puoduką panaudoti. 2 puodukai ir 1 puodukas. Tai pabandom kol kas gal vieną, kad neperpiltų. Na va, ir veikia. Ir... Tikiuosi nesuskils. Nu gal neskils. Neturi. Šitas bičas. Tai naujas jisai kainuoja 45-65 eurus, naudotas nuo 20 iki 35 eurų. Sekantis turim Nescafé Dolce Gusto. Nu? Pabandom vandenuką įpilt, nors jis jau ir taip karštas. Nu bent jau kažką daro. Kapsulės neturiu, nes aš old schoolinis. Jeigu atvirai, tai nežinau, kas jam galėtų būti. Žinot, kas juokingiausia? Nors aš ir old schoolinis, bet aš jau gerčiau kavą. Žodžiu, už šitą bandysim gauti. Aš įtariu kokius 5-10 eurų. Ir turim antrą tokį pat. O, prašau. Ai, ne. Ai, jo. Ai, ne. Ai, jo. Ai, ne. Ne, toks pat. Neveikiantis, naujas 60-80 eurų. Naudotas Good Shape Working. 25-40 eurų, tai sak, 10 eurų. Tas visai nieko. Nu, tas ir sveria daugiau. Nu, gerai, šitas. Nu, jau vienintelis geresnis, bet matos, kad vandens būta. Ir? Nu, čia irgi gal, gal viena kava padaryta. Čiuk. Nu, ir? Lemputė veikia. Gali būt, kad jis nekaista, jeigu viena kava padaryta. Gerai. Šiaip sunku pasakyti, jisai greičiausiai nešildo, aš nežinau. Nėra proceso šildymo, negirdžiu jokių burzgimų, jokių ten. Antra, kadangi tas vanduo šiltas ir taip, tai aš galvojau, kad gal jisai dar truputį pašildė, bet nelabai galiu suprasti, ar jisai dar nedašildo. Aš taip ir sakiau, greičiausiai viena kava padaryta ir grąžinta, nes jis nešildo. Tai galimai atidarysim, vieną kitą kontaktą paklibinsim ir rasim bėdelę. Dar 2. Taip nemėgstu kavos aparatų, man ypač tų kapsulinių, jeigu va ten kaip tas pirmas buvo, tai viskas ok. Gerai, vandens įpyliau, gal vienas pakelis ir padarytas. Neveikia. Gerai kaina. Šitą kainą. Vieni iš ankstesnių, kompaktiškesnių modelių. It's a manual machine, not automatic stop. Tai žodžiu, taip ir yra. Įsijungi, kad piltų. Ir išjungia, kai jau prisipildo.
O čia gal ir nieko. Gerai, tai šitas kainuoja naujas 45-60 eurų, o used, clean and working 15-30 eurų. Ir šitas kainuoja, ir žinoma, aš šitą dalyką darau dėl įdomumo, ne dėl pinigų. Tai jisai naujas kainuoja 45-60 eurų dėžiai. Naudotas, working and clean 20-35 eurai ir used with cosmetic wear 10-20 eurų. Ir gerai, ir tikiuosi jau paskutinis kavos aparatas. Ir aš dabar dar matau vieną aparatą čia palikau. Nu, ne kavos aparatą, bet irgi gėrimo aparatą. Kokių gėrimų tai sužinosit. Bet čia turim dar vieną kavos aparatą. Ir jisai visai nieko atrodo irgi toksai kompaktiškas, mažas ir sunkus. Jis man patinka. Jisai atrodo taip. Toksai mažiukas, miniatiūrinis visai. Vandenukas. Bum bum. Man patinka toks. Iš visų nepatinkančių labiausiai patinka šitas ir tasai su pupelėm. Gerai, vandenukas papildytas. Ir bandom jungt. Žiūrim, kas gaunas. Mažiukas padukas, didelis padukas. Karštas? Nu va, prašau. Look at this dude. Oh, no. Žodžiu, atsinešiau švaraus vandens. Miltelių neturiu, tai galėsim pasigražėti mechaniką. Jungiam. Pip. Gerai, vandens yra. 60 laipsnių. 120 ml. Vienas kaušelis. Vanduo. Kažkokia relė sujungia, girdėjau. Ir pradėjo mirksėti šitas. Žodžiu, 60 laipsnių nustatyta dabar. Garuoja 120 ml. Veikia, bet kaušelio neįdėjo. Tai žodžiu, šitas nesuveikia. Aš nežinau, ar turėjo suveikti. Kaušelį kaip reikia? Kodėl šito neleidžia? Kodėl šitas nešviečia ir neleidžia jo? Šitas vienintelis mygtukas nešviečia ir neveikia. Gal temperatūra per didelė? Mišinukui. Gerai, įtarimas. Kažkokia mama turbūt nusipirko šitą aparatą. Nustatė pirmiausia turbūt temperatūrą 65, nežinau kodėl. Kodėl vaikui nustatei 65 laipsnius mišinuko temperatūros? Tai tiesiog automatiškai išjungia tą mišinuko gamybos mygtuką. Nešokim dar laimėtojų šokio, gerai? Žiūrim, ar šitas mechanizmas veikia. Nesiskundžiu. Pasisekė. Galbūt aš per anksti džiaugiuosi. Patikrinam, kiek jisai kainuoja naujas. Gerai, tai šitas mišinukų aparatas kainuoja. Žodžiu, ChatGPT sako, kad jis kol kas yra vertingiausias iš visos paletės. 170, 210 eurų. Ir Open Box Like New 130-160 eurų. Dar GPT rašo, kad even if used, jeigu ir naudotas, jis parsiduoda labai greitai dėl didelios paklausos ir mažos pasiūlos. Labas rytas. Vakar 1 valandą pabaigiau visas smulkmenas ir dabar tikrinam dramblį kambarį. Tai šitą tik atidarius turim 6 menteles. Aš kažkaip iš vaizdo galvojau, kad čia bus viena pica, bet spėju, kad čia bus, taip, 6 mini picos. Tai turim dangčio rankenėlę. Tada, kam šitas? Spėju, čia bus tešlai. Bam, darai mini picą ir dedi kept. Ir pats aparatas atrodo štai taip. Jokių įjungimo mygtukų kaip ir nematau. Tai jungiam ir bandom. Lemputė neveikia. Tenas nešildo. Žodžiu, turim vieną neveikiantį. Nelabai gera pradžia. Antras. Tai vėlgi turim menteles, turim tą patį dangtį, tą pačią formelę ir patį aparatą. Jungiam ir tikrinam. Lemputė veikia. Ir tenas nešildo. Nei apatinis nešildo, nei viršutinis. Žodžiu, neveikia
Ir šitas. Na, kol kas nelabai laimingas, bet gal nepasiduodam. Picų kepykla numero 3. Man labai gražiai atrodo tas viršus. O, tas jau atrodo keptas, tai galbūt bus veikiantis. Lemputė veikia ir... O, ne. Gal aš kažką netaip darau? Na, jokio įjungimo mygtuko nėra. Tai žodžiu, turim 7 picų kepyklas, iš kurių kol kas 3 neveikia. Dieve, jeigu visi kiti neveiks, galbūt čia bus grąžinimo priežastis. Lemputė veikia. Gerai, šitas šildo. Ir kol tas neįkaito, irgi šildo. Geras. Tai žodžiu, kol kas 3 neveikia ir 1 veikia. Gerai, tai 5 picų kepykla. Žiūrim, ar veikia. Lemputė veikia. O, ir šildo. Apačia irgi šildo. Super. Tai dabar 3 neveikia ir 2 veikia. Dar liko 2. Picų kepykla nėra 6. Na, šitą jau turi rankenėlę užsuktą. Matosi naudota. Tikiuosi ir čia bus grąžinimo priežastis. Lemputė šviečia. Šildo. Ir... Yes! Na gerai, ir čia turim truputį kitokią. Bet ant dėžės parašyta defect. Opa. Geras indikatorius. Pastebėjau tendenciją, jog su nulūžusiom ventelėm picų kepyklas pagrinde veikia. Tai tikrinam ir šitą. Lemputė veikia. Veikia. Veikia ir... Veikia. Ir jis naudotas ar nenaudotas iš vis? Žodžiu, 4 veikia, 3 neveikia. Ir šis, kadangi kitoks, jis turi 8 picų vietas. Kaip man patinka šitie. Čia ant viršaus pasidedi, pasišildai, kad neatvėstų. Geras. Tai gerai. Tikrinam visų jų kainas. Ir kiek tu kainuot gali? Na ir jisai kainuoja. Wow! 8 mini picų kepykla. Nauja. 150–180 eurų. Open box like new. 120–140. Used, clean and working 90–110. Ir šitas 6 picų aparatas kainuoja naujas, supakuotas 110–130 eurų, o atidaryta pakuotė kaip nauja tai 90–110 eurų. Tai žodžiu pasidarom Excelio failą, kiek kainuoja viskas, jeigu būtų nauja ir už kiek viską galima parduoti naudotam kainam. Pagal dabartinius paskaičiavimus paletės vertė yra 2368 eurai. Tai naudotų kaip visų naujų prietaisų suma yra 1517 eurų. Žinoma, tiek nesitikiu gauti. Tai įrangą pardavinėsim, žinoma, žymiai pigiau, kad neužsiliktų ir nenoriu, kad užimtų čia vietos nereikalingai. Ir šiaip šie daiktai yra kaip ir man visiškai nereikalingi. Tai bandysim išparduoti viską labai staigiai. Ir kaip tai pavyks padaryti bus vienam iš sekančių video. Bandysiu parduoti ir per skelbimus. Ir važiuosim į bagažinturgį. Šiaip niekada nesu buvęs bagažinturgėje. Gana senai norėjau ten apsilankyti. Tai štai gimė ir proga. Na tai susimatom sekančiam video.